Sveiki visi, aš esu Justina Mul, Cosmetics bendraįkūrėja. Ir šiandien pakalbinsiu kosmetologę Jurgitą Žebrauskienę apie vieną populiariausią ir dažniausiai pasitaikančių odos problemų – aknę. Tai Jurgita, noriu jūsų paklausti, ar aknė yra viena dažniausiai pasitaikančių odos problemų jūsų darbe, su jūsų pacientais? Taip, aknė ir sakyčiau rožinė yra pačios populiariausios problemos ir daugiausia klientų besikreipiančių yra būtent su aknės problema ir rožinė. Ir sakyčiau, kad netgi amžius jau dabar nebelabai svarbu, tai yra nuo paauglystės iki brandos vargina aknės bėrimai. Ar pastebėjote, kad, sakykime, paauglių aknė ir ta vadinama vėlyvoji aknė, kuri pasitaiko dažniausiai moterims, vyrams po 30, ar skiriasi jos sprendimo būdai, sakykime, kabinetinės procedūros, veikliosios medžiagos, kažkokios tais, ar tai yra specifiniai odos problemos sprendimo būdai? Šiek tiek skiriasi, nes vis tiek jaunam amžiuje yra vienokių medžiagų kombinacija, o vyresniam amžiui tai jau vis viena reikia pridėti ir anti-aging kažką tai šiek tiek skiriasi. Paprastai pabandom paaiškinti, kaip susidaro spuogas. Nes tikrai didžioji dalis paauglių, net ir suaugusio amžiaus žmonių, net nežino, kokia yra moksliškai vadinam aknės patogenezė, patologija, taip, o kaip paprastai žodžiais tariant susiformuoja spuogas, kas atsitinka odos paviršiuje? Taip, aišku, priežasčių gali būti įvairių. Dažniausia tokia paauglystė galbūt priežastis tai yra hormonų pasikeitimas, hormonų audros ir prisidedant bakterijai, tai dažniausiai akne propionis bakterijai, kuri gyvena pas mus ant odos paviršiaus, prisidėjus stresui, blogai mitybai, daug cukraus, daug azotų gėrimų ir tada įvyksta uždegimas, tai yra kaip ir riebalinės liaukutės uždegimas, nes kadangi vis viena pas paauglius dažniausiai būna riebiota ir tiesiog veikiant tokiam neigiamiam veiksniam susiformuoja uždegimas ir tada ant veido, ant krūtinės, ant nugaros atsiranda bėrimų. Ir sakykime, jeigu jūsų klientas kreipiasi jūsų labai stiprią aknės formą, kokius gydymo metodus, net negalim gal sakyti gydymo, bet sprendimo būdus jūs taikote savo kabinete? Jeigu iš tikrųjų ateina su sunkia aknės forma, tai visą laiką nukreipimas pas gydytoją dermatologą. Ir vyksta toksai, gal sakykime, kaip ir bendradarbiavimas su dermatologu, nes, tarkim, aš siunčiu dermatologui, dermatologas būna, kad apgydo, paskiria gydymą ir tada jau atsiunčia atgal klientą ir mes pagal dermatologo rekomendacijas darome procedūras. Tai procedūros gali būti mechaninis veido išvalymas, tiesiog labai paprastu būdu, paprasčiausias, ir skiriant namų naudojimui priežiūros priemonės pagal dermatologo rekomendacijas, bet ir naudojam cheminius pilingus. O kokius dažniausiai cheminius pilingus naudoti? Aš taip dar trumpai papasakosiu, kad yra keletą pilingų arba odos šveitimo būdų, tai yra mechaninis, cheminis ir aparatinis. Taip. Į aparatinį tikriausiai įeitų ultragarsinis veido šveitimas ir kitokiais aparatais, kurie naudoja šveičiamųjų dalelių srautą. Bet populiariausias tikriausiai yra mechaninis ir cheminis šveitimas, bet cheminis yra pats įdomiausias mums kaip kosmetikos kūrėjams. Bet, pavyzdžiui, kokias rūgštis naudoja dažniausiai aknės atveju? Ir kokias koncentracijas? Esant aknei, vis viena oda yra priskiriama prie jautrių odų. Ir čia jau reikia labai delikačiai iš tikrųjų ir iš kosmetologų pusės ir aišku pačiam klientui namuose priežiūrai. Nes labai dažnai būna paaugliai galvoja, kad kuo labiau aš nušveisiu odą, ten kietom dalelėm, tai tuo bus geriau ir tada prisidirba.
Ir muilą naudoja. Arba muilą naudoja, arba dar sugalvoja kažkokių tai priemonių, ar kavos tiršiai šveičiasi, arba ten ir druskos būna, kad tai būna ir druskinių pylingų pasidaro namuose ir pasišveičia. Tai va, tai jokiais būdais negalima naudoti abrazyvinių dalelių, kurios gali pažeisti. Tikriausiai paskleidžia dar infekciją. Taip, žinoma, jeigu yra uždegiminiai elementai, tai jokiais būdais jokių šveikimų negali būti. Netgi jeigu ir yra uždegiminiai elementai, ten papulytės, pustulytės, net ir mes savo darbę iš tikrųjų turim elgtis labai atsargiai. Ir toks kaip mechaninis, tarkim, išvalymas jau šiuo atveju irgi turi būti labai atsargus. Ir todėl mums, toks kaip palengvinimas darbe, tai yra cheminiai pylingai. Tai vat, iš cheminių pylingų, kokios dabar tos medžiagos yra naudojamos, tai AH rūgštis ir BH rūgštis, tai vadinamos. Tai kas tos AH rūgštis? Tai yra vaisinės rūgštis, bet čia Justina turbūt irgi gali labai iš tos mokslinės pusės daugiau pasakyti. BH rūgštis tai yra beta-hidroksi rūgštis, tai joms yra priskiriama salicilinė rūgštis, kur iš tikrųjų prie aknės yra labai svarbu jai ir taip viena svarbiausių. Ir kodėl? Todėl, kad tai yra tikrai stiprus keratolitikas, kartu ir antibakterinį poveikį turi, ir antivirusinį, ir uždegimą mažinantį poveikį. Mes kaip bandom paaiškinti paprastai, tai salicilo rūgštis yra vienintelė rūgštis, bene vienintelė rūgštis, kuri geba prasiskverbti giliau į porą. Taip. Nes tirpsta riebaluose, tai reiškia, patenka į riebalinės liaukas, kaip jūs minėjote, plauko folikulė yra riebalinė liauka, kurioje pradeda kauptis sebumas, mūsų odos riebalas ir rūgštis ten jau atlieka savo darbą. Taip. Bet minėjau dabar papulės, pustulės. Tai yra keletas spuogo formavimosi stadijų, teisingai. Tai kuomet oda yra sveika, nieko neturim kažkokių specifinių problemų, mūsų poros ir mūsų riebalinės liaukos veikia normaliai, paviršiuje nesimato jokių pabėrimo elementų. Tik pradėjus kažkokiam sutrikus mechanizmui, kaip pavyzdžiui sebumo išsiskyrimui, arba odai per lėtai nusisluoksniuojant, minėjau žodį keratolitikas, tai va keratinizacija, toks sudėtingas mokslinis žodis, bet šito proceso esmė yra, kad oda turi natūraliai nusisluoksniuoti. Jų odos paviršiuje esančios ląstelės turi nuolat atsinaujinti. Šis procesas maždaug vyksta kas 28 dienas, tai yra pilnai oda atsinaujina viršutinis sluoksnis, bet kuomet sutrinka. Taip, sutrinka dabar keratinizacija, sutrinka sebumo gamyba. Pirmoji stadija, koks spuogas susidaro? Pirmiausia, taip, pradėkim gal nuo to, kad yra du odos tipai. Taip. Tai yra sausas odos tipas ir riebus odos tipas. O mišrus? Mišrus jau dabar, tas mišrus, vis viena, jeigu mes turime porų, kad ir tai zonai, ar ne, kaktojimų, ant nosytės, smakros srity ir vis viena skruostų būna išreikštos tas vadinamas mišrus tipas, tai jau priskiriam prie riebios odos ir šiaip profesionalioj klasifikacijai dabar yra du tipai, tai yra sausas tipas ir riebus tipas. Tai netgi esant išsiplėtusiom porom, tam riebiam vadinamam tipui, oda irgi gali būti labai šerpetojanti, nušerpetojusi, tai reiškia, kad dehidratuota, sutrikus, reiškia, odos natūralaus drėki ir sebumo, bet ir sebumo, kartais būna, kad to sebumo iš tikrųjų jo įsiskiria daug, bet trūksta odoje drėgmės. Dėl įvairių priežasčių gali trūkti. Tai tokiu atveju tas vadinamas keratolitikas, jisai labai gerai pasitarnauja ir ne tik tai, kad tam tokiam negyvam sluoksniui nuimti, bet kartu ir sureguliuoja riebalinės liaukutės darbą. Tai čia kaip ir minėjom prieš tai, kad tai grįžtant, tai yra sausas tipas ir riebus tipas. Riebus tipas. Taip, tai grįžtant prie spuogo formavimuose, tai pirmiausia, tas procesas prasideda iš tikrųjų giliau. Po truputėlį jisai kyla į paviršių, tai atsiranda tokios kaip ir papulytės.
Ir po to, jeigu ar naudojant netinkamas priemonės, ar prausiant, ar šveičiant, prisideda bakterija ir tada toliau tas spuogas auga ir tada jau ir pustulė ir žodžiu. Tai paprastai taip apibendrinti, kaip tas spuogas susidaro. Tai pradžiai, jeigu viskas veikia normaliai, mes vizualiai niekur nematome. Taip. Bet jeigu tik sutrinka arba riebalų išsiskirimas ir ląstelių nusisluoksniavimas, gali pradėti formuotis mikrokomedonas, komedoniukas, tai yra tiesiog paprastas spuogelis. Jeigu procesas spartėja, tada pora užsikemša, susidaro komedonai, tada ir gali būti uždari, atviri, bet va šitoj vietoj. Taip, šitoj vietoj paleidom iš tikrųjų kažkaip apie tą patį spuogą, o tas pats pirmasis, kur iš tikrųjų daugelis net galvoja, kad tai yra jų normali odos būklė, tai yra komedonai. Teisingai. Tai yra pajuodusios poros. Jo, taip, nes komedonai gali būti ir uždari ir atviri. Tai tarkim, gali vaikščioti visą gyvenimą su juodais komedonais ir galvoti, kad tai yra taip ir net nesuprasti, o kad tai yra iš tikrųjų ta vadinama tiksinti bomba, kur kiekvienas tas komedonas tai yra pati pradžia, kada gali pradėti formuotis ir jau pats tas spuogas, uždegiminis procesas. Tai labai yra svarbu prisižiūrėti veido odą ir kaip įmanoma vengti komedonų užsikimšimo, tiesiog porų užsikimšimo. Tai iš esmės tokia populiariausia strategija, tai bent jau tarp kosmetikos gamintojų populiariausia strategija yra, kad jeigu jau tavo oda linkusi užsikimšimą, į komedonų susidarimą reikėtų naudoti įvairias rūgštis, kosmetologinės rūgštis. Tai pavyzdžiui, pieno rūgštis, salicilo rūgštis, tai jūsų rekomendacija tikriausiai būtų tokia pati, bet kokių koncentracijų rūgštis geriausia būtų naudoti? Pavyzdžiui, namų naudojimui, jeigu klientas neturi galimybės, tiesiog žmogus, kuris turi komedonų, neturi galimybės lankytis pas kosmetologą ar dermatologą, ką tokiu atveju jam patartumėt? Tai pirmiausia, iš tų vadinamo AHA rūgščių, tai yra pieno rūgštis. Tokia, sakyčiau, gal namų naudojime numeris 1. Ir aukščiausia koncentracija, kokia galėtų būti, tai galėtų būti 10%. Vėlgi dar, aišku, yra atsižvelgiama ir koks yra produkto pH, nes yra tam tikri taip pat reikalavimai. Tai pH irgi galėtų būti ne žemesnis 3,5, bet taip normaliai, tai 4 galbūt pusė. Ir kaip keratolitikas būna dažniausiai salicilinė rūgštis. Tai salicilo rūgštis namų naudojimo priemonėse aukščiausia koncentracija yra 2%. Tai kombinacija ideali. Taip, jeigu yra sausas odos tipas, tai tada daugiau rekomenduočiau galbūt naudoti pieno rūgšties produktus ir galbūt net ne kiekvieną dieną, o pasidaryti ten 1-2 kartus per savaitę, ten tarkim tokį, kaip pilingiuką arba nakčiai, tarkim, naudoti produktą lengva jo. O jeigu yra komedonai ir matosi, kad jau prasideda bėrimai, prasideda uždegiminis procesas, tada tokiu atveju, aišku, būtinai reikia rinktis produktus, kuriuose yra salicilinės rūgšties. Ok, bet 10%, sakykime, kombinacija, 10% pieno rūgšties ir 2% salicilo rūgšties kombinacija skamba pakankamai aršiai, taip. Tokia yra nuomonė susiformavus, kad kaip čia gali būti priemonė namų naudojimas, tokia koncentracija, kaip jūs paaiškinat savo klientui, kad viskas yra gerai naudoti tokių koncentracijų rūgštis ir kad jos yra saugios ir tai nėra tikrai tokios koncentracijos, kurios nusluoksniuos odą taip intensyviai, kad atsiras kažkokios eritemos, sudirgimai kažkokie odos. Kaip jūs paaiškinat klientui, kad galima naudoti tokius produktus? Iš tikrųjų tai yra ir apibrėžta reglamentų, kad yra tam tikros nuo kelių iki kiek procentų mes galim naudoti. Tai jau ta 10%, sakykime, pieno rūgštis, tai yra tokia kaip ir aukščiausias, stipriausias, koncentračiausias produktas. Bet yra
produktai, kur yra ir žemesnis tas pH, pavyzdžiui, ne? Atsiprašau, ne pH, aukštesnis pH. Ir procentai gali būti žemesni procentai, aukštesnis pH. Tai ir 5 procentų pieno rūgštis. Tai tarkim, jeigu yra klientas, kuris turi sausą odą, aš jam paaiškinu, kad tiesiog, užtenka ir tos pieno rūgšties, tarkim, vieną kartą per savaitę pasidaryti peelingą, ar ne, ar ten, tarkim, panaudoti kažkokią priemonę, kur yra pieno rūgšties, nes vis viena mes turim palaikyti rūgštinį, švelniai rūgštinį odos pH. Taip. Nes mūsų natūraliai yra į rūgštinę pusę odos pH. Ir kad kuo mažiau veistusi bakterijas ir atsinaujinti. O senstant pH aukštėja oda? O senstant pH aukštėja, tai kad palaikyti maždaug nuo 4,8 iki 5,5 pH, tai mes vis viena turim šiek tiek ir parūgštinti, o parūgštinti dažniausiai galime tik tai tam tikrom priemonėm. Kaip ir senoviai Kleopatra maudėsi pieno, ten rūgpienio voniose, tai jau čia tas nuo senų laikų yra žinoma. Tai va. Bet jeigu yra riebaus tipo klientas ir su beprasidedančiais uždegiminiais elementais, tai tokiu atveju jau mes tikrai tą ir žinom, jau mums net nebereikia ten pH matuoti odos paviršiaus kažkokiais prietaisais, mes tiesiog jau tikrai žinome, kad besiriebaluojanti oda su sutrikusiu riebalavimusi yra į šarminę pusę. Tai reiškia, kad turim taip pat rūgštinti. Aš esu pastebėjusi, kad mišriaodės, riebiaodės, jos nebijo tokių rūgščių naudoti. Ne. Ir net aukštesnių koncentracijų. Taip. Bet sausiaodės, joms atrodo, kad jeigu jau produktas yra rūgštinis, tai joms nėra jis tinkamas. Ir labai net tinkamas iš tikrųjų, tik sakau, tada jau specialistas turi parekomenduoti konkrečiai, kiek pakonsultuoti. Kiek kartų per savaitę naudoti, kaip naudoti, ar tiesiog kursą panaudoti ir paskui nutraukti kažkuriam tai laikui. Tai tiesiog su priežiūra. Nes rūgštiniai produktai tai nėra taip, kad aš čia bet kaip nusipirkau, panaudojau, kaip noriu, kaip man atrodo. Tikrai taip nėra. Ir su ko kombinuoti, iš tikrųjų, tas irgi labai svarbu yra. Tai gal verta netgi būtų paminėti, kad rūgštys ir retinoidai nelabai ir daugauja vienu kartu. Kalbant apie visą odos priežiūrą, aknės priežiūrą, ar atsimenat, kai aš atėjau pirmą kartą pas jūs su savo akne? Taip. Aš žinau, kaip taip atvirai net neatsimenu, ką jūs man paskyrėt ir kokius rūgštinius šveitiklius mes naudojom, bet žinau, kad tikrai buvo stiprus, jūs minėjote, kad man tokius stipresnius darote, bet gal jūs prisimenat, kaip susitvarkėm su mano vėlyvąja akne. Nes paauglystėje aš turėjau cistinę aknę ir apie 28 gyvenimo metus man prasidėjo ta vėlyvoji aknė, kurią iššūkė stresas, hormonų pokyčiai kažkokie tais. Ką mes tada darėm? Nes aš jau tikrai neatsiminsiu. Pirmiausia, ką mes darėm, Justina, tai suskiriam namų priežiūrą. Sužiūrėjom, kas yra naudojama namuose ir suskiriame krepšelį. Ir tame krepšelėje tikrai buvo gana stiprios rūgštinės priemonės. 10 procentų. Pieno rūgšties 10 procentų, taip. Paskiriam drėkinamojo priemonių, kas tikrai labai prekinis yra svarbu ir labai dažnai pas paauglius būna labai klaidinga tokia nuomonė, kad aknės atveju reikia odą džiovinti, sausinti, ta prasme tos elementus sausinti, čia yra labai klaidinga. Aš irgi tą, žinok, kai turėjau paauglystėje aknę, tai mano serumas, tiksliau mano tonika, žinot, kas buvo? Tas spiritinis salicilo rūgšties tirpalas. Tai čia yra labai didelė klaida, todėl kad su alkoholiu mes nuimam visiškai odos apsauginį barjerą, hidrolipidą ir tada labai lengva iš tikrųjų pažeisti barjerą, o kada barjeras pažeistas, tada užsisuka uždegiminis procesas, su kuriuo po to pakankamai sudėtinga tvarkytis, jeigu yra netinkama priežiūra. Tai taip ir buvo, kad pirmiausia mes tada susidėliojom krepšelį ir po kažkiek tai laiko jau galėjom pradėti daryti veido valymus ir tada jau buvo veido valymai, bet tada nepabijojau naudoti rūgščių. Labai gerai atsimenu, kad nuo jūsų rekomendacijų aš pradėjau naudoti kosmetikos produktuose namų naudojimo rūgštis. Tada be abejo atsidūriau kosmetikos pasaulyje, pradėjome kurti įvairiausius produktus.
Tada pradėjau naudoti dar didesnių koncentracijų rūgštis namuose ir po to sekantis etapas buvo mano hidrolipidinio odos bariero atstatymas kabinete. Taip. Nes tikrai gerai pamenu, kad prieš beveik metus laiko pas jūs atėjau, sakiau, viskas, nebežinau, ką daryti. Atrodo, rūgštis naudoju, susidėjus viską, kaip ir žinių turiu, kad susitvarkyčiau su odos problemomis, su protrukiais, bet jie vis atsirasdavo. Ir tada aš atsimenu, kad jūs pasakėt viskas. Bent pusę metų jokių rūgščių nenaudojam, atsistatom odos hidrolipidinį barjerą. Ir čia yra net atskira tema diskusijai, kuri yra labai įdomi, apie odos apsaugą, natūralią apsaugą, kuri vadinasi hidrolipidinis barjeras. Tai ačiū labai, Jurgita, jums už pokalbį. Apie aknę galima būtų kalbėti dar tikriausiai 2 valandas, nes kol jūs kalbėjote, mintyse sukosi man dar klausimų daugybę, bet tikiuosi, kad pratęsime šią temą. O jeigu kas norėtų užduoti klausimų Jurgitai ir ateities sužinoti daugiau apie šią odos problemą, drąsiai mums rašykite.